Nu ką, važiuojam. Baigėsi įsikrauti GoPro bateriją, tai reikia kuo greičiau viską padaryti ir susakyti. Taigi, šiame video apžvelgsime 4 savaitės rezultatus. Šiek tiek mitybą gal paliesiu, pojūčius, savijautą ir taip toliau. Taigi, rezultatai būtų tokie: bendras svoris nukrito, matmenys krūtinė biškutį sumažėjo, liemens ploniausia vieta sumažėjo, bet pilvas žemiau bambos padidėjo. Tai va, tie matavimai migruoja. Vienas sykį būna, kad liemens ploniausia vieta padidėja, bet sumažėja pilvas žemiau bambos ir atvirkščiai. Bet tai čia toks pokytis į didesnę pusę cemo, tai kas liečia pilvą žemiau bambos, tai žinot, čia labai didelės tragedijos nėra ko ir daryti. Tai rezultatai būtų tokie, kas liečia mitybą. Mityboje labai didelių pokyčių kaip ir nėra. Valgau tą patį kaip ir praeitas visas savaitės. Kartais biškutį stengiuosi įdėti ir pridėti kokį kitokį vaisių ir panašiai. Savijauta būtų gera, miegas gerai, energijos lygis geras, brain fogo nėra, vadinamo smegenų rūko, saldumynų poreikio irgi nejaučiau. Gal šiek tiek jaučiau šeštadienį atsikėlęs prieš pusryčius kažkaip. Buvau alkanas, tai norėjusi kažko greitai ir saldaus įsimesti burną. O taip visą likusią savaitę, tai tikrai nejaučiau, kad norėčiau kažko saldaus ir panašiai. Tai žodžiu, būtų tiek. Atsisveikinu su visais iki kitos savaitės apžvalgos.